Peppa Pig jau daugiau nei 20 metų rodoma mūsų ekranuose. Per tą laiką ši laida paliko daugybę paslapčių, kurios niekada nebuvo atskleistos. Šiandien mes jas visas aptarsime. Pradėkime nuo klausimo, kuris pastaruoju metu neramina daugelį gerbėjų. Šiame naujame sezone pasikeitė pasakotojo balsas. Šiandien yra ypatinga diena. Iš pradžių tai gali neatrodyti labai svarbu, bet pagalvokite. Peppa Pig laidoje vieninteliai balsai, kurie kada nors keitėsi, buvo vaikų personažų. Nes vaikų personažai balsus įgarsinantys aktoriai užauga ir negali paauglys amžinai įgarsinti keturmečio. Tai visiškai logiška. Tačiau pasakotojas yra suaugęs. Nėra jokios priežasties keisti suaugusio balso aktoriaus. Tai kodėl jie tai padarė? Kai kurie gerbėjai mano, kad tai įvyko labai įtartinų metu. Nes būtent tuo metu, kai pasikeitė pasakotojo balsas, gerbėjai pradėjo kurti labai įdomias teorijas apie tai, kas iš tikrųjų yra pasakotojas. Viena iš populiariausių teorijų yra ta, kad pasakotojas yra Sūzės avytės dingęs tėtis, visažinis, nematomas veikėjas, kuris stebi visus, bet niekada negali būti matomas. Kiti mano, kad pasakotojas yra tikrasis Pepos pasaulio sumanytojas, valdantis viską, kas vyksta. O galbūt laidos kūrėjai specialiai pakeitė pasakotojo balsą, kad suklaidintų gerbėjus ir priverstų žmonės nustoti uždavinėti klausimus. Nes jei jie būtų palikę tą patį balsą, kažkas galbūt būtų galiausiai tai supratęs. Taigi kas iš tikrųjų yra pasakotojas? Mes vis dar nežinome. Tačiau faktas, kad jie pakeitė balsą be jokio paaiškinimo, yra tikrai įtartinas. Kas vyksta su ponia Karve? Išnagrinėkime tai. Tam tikrų momentų laidoje ponia Karvė išteka už pono Jaučio ir tai atrodo gana paprasta. Tačiau čia viskas pasidaro keista. Ankstesnėje serijoje ponia Karvė matoma apžvalgos rate su ponu Meška. Tik jie dviese. Tai kelia akivaizdų klausimą. Kas ten tiksliai vyko? Ar ji susitikinėjo su ponu Meška prieš poną Jautį? Tada yra Karolė Karvė. Paslaptinga fono veikėja, kurią beveik visi gerbėjai laiko ponios Karvės dukra. Karolė anksčiau dažnai pasirodydavo kartu su ponia Karvė. Tačiau pastaruoju metu Karolė visiškai dingo. Jokio paaiškinimo, jokio paminėjimo, tiesiog prapuolė. Štai visa situacija. Ponia Karvė turi paslaptingą praeitį su ponu Meška, išteka už pono Jaučio, o jos tariama dukra dingo be pėdsakų. Kaip antraplanė veikėja, apie ponę Karvę kyla labai daug neatsakytų klausimų. Šitas gali jūs išvesti iš proto, kai tik pastebėsite. Kiaulių šeimos namo vidus nuolat keičiasi. Ir mes nekalbame apie didelį remontą, kurį namas patyrė tarp sezonų. Mes kalbame apie vienas konkrečias duris, esančias prie laiptų. Kai kuriuose serijose tos durys veda į rūsį, kitose serijose jos atsidaro į sandėliuką, o kai kuriuose serijose tų durų išvis nėra. Jos tiesiog visiškai dingsta, lyg jų niekada nebūtų buvę. Tai kas yra už tų durų? Rūsys? Sandėliukas? Nieko? Serialas niekada nepateikė mums nuoseklaus atsakymo. Šeimai, kurią stebime jau daugiau nei 20 metų, atrodytų, kad bent jau žinotume pagrindinį jų namo išplanavimą, bet pasirodo ne. Ir kuo labiau į tai atkreipi dėmesį, tuo labiau viskas painiojasi. Štai kas, apie ką tikriausiai niekada nesusimastei. Kodėl mes beveik nežinome nė vieno suaugusio veikėjo vardo seriale Kiaulytė Peppa? Pagalvok apie tai. Beveik kiekvienas suaugęs veikėjas šiame seriale vadinamas tiesiog mama, tėtis, senelis ar močiutė. Tačiau mums pavyko sužinoti keletą vardų. Madamos Gazelės tikrasis vardas yra Gigi. Labas, Gigi. Neužglusis triušis yra Regis. Bet yra didelis Regis triušis. Tai aš. Tėtis kiaulė pasirodo yra Snafučkis. Apkabinimai ir bučinukai Snafučki. Ir žinoma, teta Doti. Bet kodėl likusieji paslėpti? Ar tai kūrybinis sprendimas? O gal laida sąmoningai kažką nuo mūsų slepia? Štai klausimas, kuris skamba paprastai, bet kuo daugiau apie jį galvoji, tuo labiau painiojasi. Kodėl Peppa niekada nesensta? Serialas turėjo bent 6 kalėdų serijas ir ne vieną gimtadienio šventę. Remiantis viskuo, ką mums parodė serialas, nuo pirmojo sezono turėjo praeiti bent 6 metai. Tačiau Peppa vis dar 4. Ji visada buvo 4. Bet čia prasideda įdomioji dalis. Po to, kai gimė kūdikis Ivy, seriale buvo parodytas visas mamytės kiaulės nėštumas per kelias serijas, vadinasi, ekrane praėjo 9 tikri mėnesiai. Ir be to, mes pradedame matyti mažų užuominų, kad laikas pagaliau gali judėti į priekį. Džordžas dabar kalba pilnais sakiniais. Ledai! Peppa akivaizdžiai brandesnė nei ankstesniuose sezonuose. Tai yra tikro augimo požymiai. Tačiau tada kažkas visiškai prieštarauja visam tam. Kūdikis Aleksandras, kuris gimė gerokai anksčiau už Evį, kažkodėl atrodo lygiai tokio pat amžiaus kaip ir ji. Jei laikas iš tikrųjų judėtų į priekį, Aleksandras turėtų būti vyresnis, bet taip nėra. Taigi, ar laikas iš tikrųjų juda Pepos pasaulyje ar ne? Šou siunčia 2 visiškai priešingus signalus vienu metu ir tiesą sakant, mes neturime jokio supratimo, kuriuo tikėti. Visi žino, kad ponas Lapinas yra vagis.
Jis bandė pavogti senelio keulio vištas, paėmė daiktų iš vaikų labdaros renginio ir pardavinėjo sugedusius žaislus su išsikrovusiomis baterijomis. Įrodymai akivaizdūs, tačiau niekas dėl to nieko nepadarė. Policija jo nesuėmė, kiti veikėjai su juo nesiaiškino. Jis tiesiog vaikšto po Pepos miestelį su plačia šypsena, vagia iš visų ir kiekvieną kartą išsisuka. Taigi, kyla klausimas, kodėl? Ar jis kažkaip sugeba nepalikti įkalčių? Ar žmonės pamiršta, ką jis padarė? O gal visi Pepos miestelyje tiesiog per daug mandagus, kad ką nors pasakytų? Mes iš tikrųjų nežinome. Štai paslaptis susijusi su teta Dote, apie kurią dauguma žmonių net nesusimastė. Mes žinome, kad ji yra mamytės keulės sesuo, bet iki 8 sezono niekas apie ją nebuvo užsiminęs. Nei karto. Nėra jokių jos nuotraukų name, kuriame užaugo mamytė keulė. Pepos seneliai niekada neužsiminė, kad turi 2 dukteris. Ir štai keisčiausia dalis. Keulių šeima jau lankėsi Jungtinėse valstijose, kur gyvena teta Dote. Ir jie jos neaplankė. Netgi nė karto. Tada teta Dote pasirodo padėkos dieną, visiškai neįspėjusi, nepranešusi nei savo seseriai, nei savo tėvams, kad atvyksta. Tai kas iš tikrųjų vyksta? Kodėl ši šeimos pusė taip ilgai slėpė tetą Dotę? Ir kodėl atrodo, kad niekas iš tikrųjų nėra jai artimas? Štai vienas dalykas, kuris visiškai pakeis jūsų požiūrį į Pepos pasaulį. Ar pastebėjote, kad Pepa yra keliavusi į New Yorką, Teksasą, Italiją, Prancūziją ir Australiją? Ir kiekvienoje iš tų vietų, be jos šeimos, nebuvo ne vieno kito keulės personažo. Pagalvokite apie tai. Kiekviena kita rūšis seriale turi nesusijusių personažų visur. O keulės? Atrodo, kad vienintelės egzistuojančios keulės yra tik Pepos artima šeima. Ir tai paskatino atsirasti teoriją, kuri iš tiesų kelia nerimą. Kai kurie gerbėjai mano, kad Pepos pasaulyje keulės gali būti nykstanti rūšis, o tai taip pat paaiškintų, kodėl visada atrodo, kad kažkas stebi Pepą. Galbūt keulės yra saugomos, kad visiškai neišnyktų. Skamba kraštutinai, bet pagalvojus, tai tam tikra prasme logiška. Dabar pakalbėkime apie laisvės statulą. Mūsų pasaulyje laisvės statula yra žmogaus figūra. Tačiau Pepos pasaulyje, kur gyvūnai yra dominuojanti rūšis, kodėl egzistuoja žmogaus statula? Populiariausia teorija yra ta, kad žmonės kažkada valdė šį pasaulį, tačiau tam tikrų momentų jie išnyko. Tada gyvūnai evoliucionavo ir perėmė valdžią, o laisvės statula liko stovėti kaip priminimas apie pasaulį, kuris kadaise egzistavo. Jei ta teorija teisinga, kiaulytė Pepa nėra tik laida apie linksmą mažą kiaulių šeimą. Tai laida vykstanti po žmonių išnykimo ateityje. Ir tai iš tikrųjų yra viena iš labiausiai nerimą keliančių idėjų, kurias ši laida kada nors netyčia pasiūlė. O dabar paskutiniam pavyzdžiui grįžkime į kiaulių šeimos namus. Mes visi žinome pagrindinį kiaulių šeimos namo įėjimą. Jis yra kairėje pusėje ir mes jį matėme 100 kartų per visus sezonus. Tačiau serijoje Auklė nutinka kažkas labai keisto. Mama keulė ir tėtis keulė grįžta namo po pasimatymo ir įeina pro duris už televizoriaus, duris, kurių anksčiau niekada nebuvo. 100 serijų, vykstančių būtent tame svetainės kambaryje, už to televizoriaus niekada nieko nebuvo. Nei durų, nei angos sienoje, nieko, tik siena. Ir tada staiga iš niekur atsiranda visiškai veikianti duris. Ir 2 suaugusios keulės ramiai pereina pro jas, tarsi tai būtų visiškai normalu. Laida to niekada nepaaiškina. Ne vienas personažas į tai nereaguoja, o durys po tos serijos daugiau niekada nepasirodo. Tai iš kur jos atsirado? Ir dar svarbiau, kur jos dingo? Taigi, tai buvo keli didžiausi neatsakyti klausimai apie kiaulytę Pepą. Ir tiesą sakant, laida rodoma jau daugiau nei 20 metų, bet atsakymų vis dar nesulaukėme. Galbūt jų niekada ir nesulauksime. Parašykite komentaruose, kuris klausimas jums labiausiai neduoda ramybės.